Esu Gins Zilbalodis, filmo Flow režisierius. Tai mano antrasis animacinis filmas. Savo pirmą filmą Away kūriau vienas ir tai buvo daug mažesnio biudžeto filmas. Prieš tai dirbau prie įvairių filmų. Dabar daugiausia dirbu su animacija, nes čia galiu labiau kontroliuoti procesus ir išreikšti save, o istoriją papasakoti vaizdingiau. Taip Kanuose save pristatė latvių režisierius Gins Zilbalodis. Į Kanus jis atvyko su animaciniu filmu Flow apie vienišą katiną ir pakeliui sutiktų gyvūnų draugystę. Filmas pateko į ypatingojo žvilgsnio konkursinę programą ir buvo puikiai sutiktas ne tik kritikų, bet ir žiūrovų. This film is about a team. Tavo filme nėra dialogų, nėra balsų, tik muzika ir veiksmas. Ar tai tavo kūrybos specifika, kaip tu įsivaizduoji, kaip nori papasakoti istoriją? Tiesa, mano filmuose nėra dialogų. Visų pirma, nemanau, kad tai mano stiprioji pusė. Kita vertus, mano istorijos visada tokios, kad juose nereikia dialogų. Pavyzdžiui, ankstesnėme filme herojus buvo vienas saloje, todėl jam nereikėjo su niekuo kalbėti. O šiame filme nusprendžiau papasakoti istoriją apie grupelę gyvūnų. Jie elgiasi kaip tikri gyvūnai, todėl nekalba. Ar šie gyvūnai turi prototipus realiame gyvenime? Taip, nebūtinai tokius pat, bet mano katinas šiek tiek panašus į pagrindinį animacijos herojų. Šuo taip pat. Iš esmės, animatoriai prieš pradedant dirbti būna supažindinti su kažkuo labai panašiu, ką jiems reikės pavaizduoti. Stengiamės, kad gyvūnai atrodytų labai natūraliai ir garsai būtų kuo natūralesni. Žinoma, nemažai žmonių ateina ir sako, kad tas katinas atrodo kaip mano katinas. Tai antrasis ilgametražis animacinis režisieriaus filmas, kurį jis kūrė 5 metus, o prie filmo dirbo 50 žmonių komanda, skirtingai nei prie ankstesnio filmo Away, kurį sukūrė beveik vienas. Režisierius juokiasi, kad kaip ir jo herojui katinui, jam patinka būti vienam, bet kai reikia, moka dirbti ir komandoje. Ar galiu sakyti, kad katinas šiek tiek panašus ir į tave patį? Taip, išties. Katinas labai nepriklausomas ir mėgsta viską daryti savarankiškai. Prieš tai mano filmas Away buvo padarytas tik mano paties, o dabartinėme filme reikėjo išmokti dirbti komandoje. Todėl filme taip pat matosi, kaip katinas mokosi būti su kitais. Tai ir mano asmeninė patirtis. Šiemet Kanuose konkursinėje programoje buvo net 2 animuoti filmai. Ar tai reiškia, kad animacijos daugėja? Kokią pats matai animacijos ateitį? Na, nėra daug animuotų filmų, jei paskaičiuotume, iš 20 filmų tik 2. Tai reiškia, kad 1 iš 100 atrinktų filmų Kanuose yra animuotas. Todėl man labai malonu, kad mano filmas buvo atrinktas. Tikiuosi, kad jie ir toliau rinks animaciją, nes šiais laikais labai daug gerų animuotų filmų. Tai auganti kino industrija, istorijos tampa daug unikalesnės. Tai ne tik šeimai skirtos istorijos, bet ir arthausiniai ryškus filmai, su ypatinga istorija, sukurti su ypatinga technika. Nenoriu sakyti, kad mano filmas geresnis už kitus, nes filmas yra filmas. Vieniems jis gali patikti, kitiems nelabai, bet noriu pasakyti, kad animacija labai tobulėja ir tikrai verta didesnio dėmesio. Pasak Gins, tai ypatingas pasiekimas Latvijos kinui, nes paskutinį kartą Kanuose jų filmas ypatingojo žvilgsnio konkurse buvo prieš daugiau nei 20 metų. Filmų Kanuose arba prancūziški, arba amerikietiški. Norėčiau, kad būtų daugiau animacijos, bet situacija gerėja. Tikiuosi, kitais metais bus dar daugiau Baltijos šalių kino. Galvoju, kad mūsų industrija per maža, kad mes galėtume būti ypač matomi. Kita vertus, tai leidžia mums būti labai lankstiems. Negalime konkuruoti dydžiu, bet galime konkuruoti įdomiomis idėjomis. Pavyzdžiui, mano filmas yra kitoks nei prancūzų, bet jo idėjos yra universalios ir daugumui suprantamas. Gins Zilbalodis pasidžiaugė, kad Baltijos šalių kinas tampa vis labiau įdomus festivaliui ir nenuostabu. Pavyzdžiui, Latvijos kinas, pasak jo, šiandien išgyvena visai gerus laikus, o talentingi kūrėjai įneša savo braižą į dar besiformuojantį latviškąjį kino identitetą. Mes augame, buvo laikas, kai naujas filmas buvo retenybė, o dabar beveik kas metus sukuriami nauji filmai, kurie būna ir geri filmai. Jie patenka į didelius festivalius ir konkuruoja su stipriais filmais. Animacija taip pat auga. Žinoma, visada yra problemų, niekada nėra pakankamai pinigų, bet iš esmės viskas eina į priekį ir tai džiugina. Gins Zilbalodis filmas Flow kino teatrus pasieks jau netrukus.